Andželika, per kiek trumpiausiai esi pardavusi turtą? Mes dabar kalbėsime apie patį pardavimą notarinį arba kai radau tą klientą. Ne, aš manau, parduotas tai reiškia ne notarinį, bet kai rezervuoja. Oi, turbūt vieną dieną. Tai čia įvyko visai neseniai, taip gavosi, kad pardavinėjom būtą klientų. Tai žodžiu, tas būtas Naujojoje Vilniuje, jisai labai, ta prasme, geros būklės, likvidus, 2 kambarių, 2 aukšte. Taip gavosi, kad kainą nustatėm, tiksliau aš nustačiau tikrai gerą, kuri būtų ne per didelė, ne per maža. Tai per vieną dieną radom tą klientą, žodžiu, padarėm atvirų durų dieną, pakvietėm visus norinčius, kadangi jisai buvo dar kaip viešai nereklamuojamas, o tik tai socialinėse erdvėse, ir viskas. Atėjo žmonės, turėjom 5 ar 6 apžiūras ir turėjom 6 apžiūras ir buvo 5 pasiūlymai kainos. Ir išsirinkom tą žmogų, kuris pasiūlė daugiausiai, tokį kaip aukcioną padarėm, ir kas be ko mokėjo su savais pinigais, nes mano klientams labai reikia pinigų tuo momentu, kadangi jau išsirinko savo turtą, kokį nori pirkti ir visą kitą. Tai žodžiu, pasiūlė su savais pinigais. Tai aišku, tas sandoris dar neįvyko kol kas, nes tiesiog laukiam atsakymo ir iš pardavėjo pusės, kadangi jie pasikreipė dėl paskolos, jiem, žodžiu, pritruko pinigų pirkti kitą turtą. Tai pradžiai reikia gauti tą garantinį raštą, kad taip, tikrai mes galime pirkti, 100% gaunam finansavimą ir tik tai po šito viso mes galim vykti į sandorį. Tai kaip tik kitą savaitę turi vykti tas sandoris, nes mes jau kaip randienų turim gauti atsakymą. Bet iš esmės, tai pats rezervavimas būtų įvyko realiai per vieną dieną. Tai nuo 3 valandos buvo atvirų durų diena, pasibaigė 7 valandą. Ir prašau, tai per kiek čia valandų? Greitai? Greitai, šaunuolė. Taip, ir žinok, ką pasakysiu, irgi galvau pas tave gal greičiau, bet realiai ir pas mane per dieną. Irgi neseniai buvo sandoris, kad per dieną rezervavom būtą. Buvo 3 apžiūros, viena po kitos. Ir iš karto pasiūlė, visiems 3 patiko ir teko daryti aukcioną. Tai irgi klientai gavo daugiau negu skelbime. Tai jie buvo nustebę, nes ir tai aš pasiūliau jiem pabandyti didesnę kainą, jie mažiau tikėjosi, tai jiem ir tai gerai, ir dar aukcionas iš vis sprogimas. Tai realiai, taip ir buvo. Kad, tai labai patenkinti turbūt liko klientai. Taip. Mes irgi dabar vykdome ten su kreditų perka, tai jau mes, kaip sakant, jau greit pas notarą, tai irgi vertinimas, viskas procese, viskas sklandžiai, bet sakau, per dieną rezervavom. Su nuoma pas mane būna ir greičiau. Su nuoma būna, jeigu kaina gerai nustatyta ir atitinka tas, žinai, sezoniškumas, kaip sakau, kada įkeli, ne žiemą, pavasarį, vasarą būna, kad įkeli ir iškart daug skambučių ir iškart tą pačią dieną rodai, tai būna, iš ryto įkeli skelbimą, po pietų rodai ir jau sako, imam, žinai. Tai su nuoma būna ir greičiau, bet sandoris per dieną. Tai mes šaunuolės. Bet tarkim, dėl nuomos galiu pasakyti, kad šiaip aš įprastai su nuoma nedirbu. Man nuoma tai yra vargas kažkoks, tai labai nemėgstu jos, bet jinai ateina pas mane. Tai gal greičiausiai, ką aš esu išnuomavus, tai turbūt gal kambarys. Taip gavosi, kad galvoju, blemba, kambarys, ten suma nedidelė už jį buvo, toks pakankamai, žinot, toks babuškos kambarys, kaip dabar galėčiau pasakyti, greitai močiutės. Ir žiūriu, bandysim per tas grupės visas irgi galvoju, ką čia daryti. Ir žiūriu tiesiog, žmonės komentuoja, ieškau kambario, pavyzdžiui, ir po to postų dar yra daug komentarų. Tai ką padariau, tai susisiekiau su visais, kas komentavo, su visais komentuojančiais. Ir žinok, irgi per vieną dieną parašė, kad taip noriu, atvažiavo, pasižiūrėjo, tiko ir išnuomavom. Tai buvo ir toks atvejas. Bet sakau, malonu, kai tai būna greitai. Bet tai būna ne visada, deja. Taip būna ne visada, sutinku su Andželika. Tai jeigu norite parduoti greitai ir už gerą kainą, rašykite mums. Tai rašykite mums, kontaktai bus apačioj. Taip. Tai rašykite mums, mes tikrai nustatysime tą gerą pardavimo strategiją. Taip, padėsim. Ir parduosime jūsų turtą ir brangiau, ir greičiau.
Sekite mus, dėkite laikus ir komentuokite.